Pamokėlės arba apsilankimo pas mane metu vaikai yra paliekami, galima sakyti, beveik be priežiūros. Nors gal su tokia lengvameniška priežiūra, su daug baltų lapelių ir vandens. Ir šiek tiek dažų. Bet dažų iš tiesų daug nereikia, nes esmė akvareliai yra vanduo. Taip kaip ir mūsų gyvenime, pradžioj būna baltas, švarus popieriaus lapas. Kiekviena diena yra baltas, švarus popieriaus lapas. Va. Ir anksčiau sakydavau teptuku, sušlapinkit popieriaus lapą, bet dabar tai sakau pirštais, nes tada daug drąsiau visi terliojasi to vandeniu. Va. O vėliau reikia tik tai keleto potėpių, šiek tiek sušlapinam teptuką ir vėl jį nuvalom. Ir bet kokią spalvą iš paletės paneriam teptuką, pamakaluojam ir leidžiam dažams lietis laisvai. Pajudinam. Esmė tik tai nesušlapint viso popieriaus lapo. O, ir iš tiesų matyt užbūrė tas dažo bėgimas šlapiame popieriuje. O, mėlynas. Ir tokių dėmelių vaikai nulieja 10-12 per valandą. Vėliau jos išdžiūsta ir tada prasideda vaizduotės lavinimas pagal Sigutech. Dėmelė labai pasikeis, dėl to aš visada prašau vaikų pasirašyti, kad atpažintų savo kūrinį. Va, servetėlė. Toks yra geras pieštukas, trintukas. Va. Tai čia yra pirmasis etapas. Prisilieti daug tokių dėmelių, kurios reiškia nieko. Iš tiesų tai yra provokacija vaizduotei. Tas, kas nieko neprimena, primins tai, kas yra mūsų vaizduotėje. Ir kuo turtingesnė vaizduotė, tuo daugiau vaizdinių bus galima pamatyti. Tai yra tas pats, kas žiūrėti į debesis. Tai yra tas pats, kas įsivaizduoti tekstą, kurį skaito. Ir aptarti jį iki smulkmenų. Jeigu kalbam, kad ėjo mergaitė raudona kepurė mišku, visiems žinomas siužetas, tai galima pradėti kalbėti, kokie raudonkepuraitės plaukai, akių spalva, kiek jai metų, kiek jis sveria, ir tai prasideda jau vaizduotė. Galima sakyti, kad tai yra sėdintis drambliukas. Jeigu čia yra drambliuko akis, o čia straublys, čia tokia mimika rizikinga, tai jisai va sėdi va jo užpakalis. Ir va čia yra kanopos. Ar visi mato sėdintį drambliuką? Tas, kas iš karto pamatė mano drambliuką, tam vaizduotė yra tobula ir tikrai nemanau, kad kyla nuobodulio problemų. O va kam reikia įsižiūrėti ilgai, tam reikia vaizduotę treniruoti. O dabar didysis iššūkis. Apverčiam. Ir jeigu mes tą dramblį apverčiam, tai jis jau ne dramblys, o kas? Į ką panašu? Galbūt į kokį nors keistą paukštį. Pavyzdžiui, jeigu čia akis, o čia snapas, tai tokia pusiau pelėda, ne pelėda. Gaila, negirdžiu komentarų, kuriuos dabar sakytų vaikai. Nes dažniausiai pasipila tikrai nemažai komentarų ir labai įdomių ir aš garantuota, kad kas nors tikrai pasakytų kažką tokio, kas daug įdomiau negu matau aš. Va. Čia dar kažkoks būtų arbatinukas, pavyzdžiui, ar ne? Galėtų būti arbatinuko toks nosytė. Bet toks nudaužtas arbatinukas. Arba ežys su dramblio nosimi. Kas mato ežį su dramblio nosimis, šiek tiek sutrikęs, va čia jo akytė. Na štai. Ir tokiu būdu mes stengiamės sukurti su vaikais kaip galima daugiau pavadinimų tai mažai dėmeliai. Ir tai ir yra, kai tu matai viename reiškinyje, juk dėmelė iš tiesų reiškia nieko, tai yra žalia, geltona ir mėlyna spalvos. Bet jinai išprovokuoja mus pasidalinti savo patirtimi, ištraukti į matymo zoną kažką, kas yra mumyse.
Ir tai ir yra svarbiausias momentas, norint turėti išlavintą vaizduotę. Niekame, tuščiame lape arba visiškame chaose pamatyti savo paveikslą, savo tikslą. Va. Toksai kaip ir savotiškas užsiėmimas. Na štai, o dabar parodysiu, kaip matau aš. Va, jeigu tai yra ne drambliukas, tai kas? Va, tas pats drambliukas. Dar gali būti labai graži, sigutiška mergelė. Na, jeigu jau čia mergelė, tai tada aplink ją mūsų sąmonė piešia visą vaizdą. Tada čia turbūt jos plaukai. Drambliuko neliko, kad ir kaip dar jis įdėmiai į mus žiūri su šitą akim, bet jau čia yra mergelės plaukai. Jeigu čia mergelės plaukai, kur visa mergelė, kažkur turbūt čia yra jos tada ranka. Vos tik pradedame, užduodame savo protui užduotį, pamatyk ir duodame nors mažą užuominą, tarkim čia veidas. Protas apipiešia iš karto variantus, kas tai galėtų būti, bet jis piešia pagal mūsų patirtį. Jeigu patirtis lėkšta, siaura, įkvėpta tik tai televizoriaus, paprastai matysite tik tai, kas nusėdo televizoriuje. Jūsų vidinėme televizoriuje, aš turiu omeny, jūs tarsi, kiekvienas žmogus yra tarsi įrašantis laidas aparatas. Ir įvykius, mumise viskas įsirašo. Ir jeigu mes stebime tik kažką negilaus, kažką banalaus, kas neturi išliekamosios vertės, mes kaip šiukšlių dėžės užteršiame savo, tarkim, kietąjį atminties diską. Bet mano pamokose iš tikrųjų nėra mokoma piešti. Esmė yra užrašyti pavadinimą, pamatyti. Nes tai, kad dabar piešiu, tai yra tik mano būdas parodyti, kaip aš pamačiau. Tai yra daug geriau negu papasakot, va ten mergaitė, jinai laiko paukštuką, va aš nupiešiu ir sakau štai. Toksai piešinėlis. Bet užduotis pačio žmogaus, kuris, tarkim, nemoka piešti, bet gali matyti, yra nenupiešti konkretų piešinį, o pamačiu šitą dėmelę, pasakyti, ką mato. Ir iš tiesų tokiose vaizduotės pamokose, kurias galima padaryti bet kurioje mokykloje, bet kurioje klasėje, turint tik lašą dažų ir popieriaus ir vandens ir teptuką, va dabar šiuo momentu, ar matote žalią ežerą ir susikaupusį paukštį? Štai, susikaupęs paukštis, snapas, jisai turbūt yra, stovi vandenyje beveik iki pilvo. Ir va čia yra žalias ežeras. Aš daugiau nesigilinu, galėtų čia kažkas būti, čia kažkas, gal irgi tie paukščiai ir užuominos su paukščius, gal čia net kokia nors pilis, bet aš tiesiog rašau žalias ežeras ir susikaupęs paukštis. Ir tai yra svarbiausia užduotis mano pamokoje. Sukurti pavadinimą ir jį parašyti. Ir jokių būdų nepiešti. Šitą paveikslėlį aš nupiešiau tik tam, kad parodyčiau, kaip gimsta vizija dėmelėje. O čia yra tai, kas labiausiai veikia. Nes šitas paveikslėlis, jisai nevaizduoja, vat visas skirtumas, žiūrėkit, yra pavaizduota ir mes jau stebime liniją, stebime siužetą, bet mes jau nebedalyvaujame paveikslėlėje patys. Aš nupiešiau jį ir jis savotiškai mirė, nes jis yra tik šita mergaitė su šito paukšteliu ir jūs stebit ir nieko nebedarot, jums tiesiog gražu. Ir tai yra gražus estetinis paveikslėlis, jisai lavina estetinį skonį. O štai šitas paveikslėlis su, atrodo, tokiu neypatingu pavadinimu, žalias ežeras ir susikaupęs paukštis. Na pagalvok, na paukštis, na ežeras. Bet jeigu žmogus perskaitęs apačioje šitą pavadinimą ir dar nematydamas čia paukščio, tikrai įsigilins į šitą dėmelę ir pabandys tą paukštį pamatyti,
tai viduje jo vaizduotė išprovokuos iš pasąmonės viską, ką jis žino apie paukštį, žalią ežerą ir apie susikaupimą. Reiškia, 3 didelės temas pareikalaus į artimąjį planą iškelti ir mūsų protas persirikioja. Ir kuo jisai bus laisviau persirikiojantis, tuo jisai bus greičiau mobilizuojantis. Ir jeigu, tarkim, koks įvykis arba reikia kokią nors idėją iš savęs, kaip galima greičiau pagimdyti idėją, tai toks lankstus protas labai greit pradės mesti į artimąjį mąstymo planą pareikalautą temą. Kol kas šita dėmelė mūsų prašo tik tai visko, ką mes žinome apie žalią ežerą, paukštį ir susikaupimą. Bet gali būti, kad gyvenimas pareikalaus visko, ką mes žinome apie kažkokią, tarkim, konkrečią ekonominę temą arba dar kažką. Nesvarbu, tema vėliau išlavintam protui, su išlavinta vaizduotė, tema yra nesvarbu. Tema yra tik tai iššūkis, įdomus iššūkis. Tai va, o apvertus mūsų visas ežeras ir paukščiai išsilieja ir išsibėgioja. Kasgi čia? Labai svarbu išmokti neprisirišti prie duotos temos. Štai mes pamatėme žalią ežerą ir mes jau jį paleidome ir stebime vėl. Ir va dabar galime sakyti, keistas žalias marsietis. Ar matot marsietį? Gal jis marsietis, o gal jisai zuikis, o gal jisai žiurkėnas. Esmė yra tame, kad štai snukutis, o štai akis. O gal sraigė, jeigu čia jos ragutis, čia galvytės užuomina, gal čia galėtų būti antras ragutis ir tada čia visas kiaukutas. Kaip matot, aš transliuoju savo pasąmonę. Sigutė visą laiką mato visokius gyvūniukus, visokius simpatiškus snukiukus. Jūs galbūt matytumėt visai kažką kito. Man būtų labai įdomu išgirsti ką. Bet kuriuo atveju, jeigu mes pamatome, aš pavyzdžiui rašyčiau sraigės sapnas apie žalią kelionę. Tai būtų sigutiška, bet aš rašau. Na štai, jau 2 versijos. Ir lygiai šitaip pat gali gimti ir tokia versija, ir tokia versija, ir gal net ir tokia versija, ir tokia versija. Nes žmogaus vaizduotė ir protui nėra ribų. Esmė, kiek mes išlaviname save. Tai va tokia maža dėmelė apie nieką, jinai labai daug ką pasako ir labai daug ką gali gražaus mumise išprovokuoti.